Gali būti, kad dainininkė Karina Krysko atidėlioja savo vestuves dėl savo sesers Evos asmeninių problemų. Tai prieš gerą savaitę buvo rašomos spaudoje, tą tvirtino ir pati dainininkė sesuo Eva, daugeliu geriau pažįstama kaip grožio konkurso Miss Lietuva 97 pirmoji vicemis ir iš televizoriaus ekrano. Ši moteris televizijos laidoje būrė kortomis. 10 metų trukusi Evos ir libaniečio Nadžibo meilės istorija ir santuoka baigėsi dramatiškai. 30-metė Eva žurnalistams papasakojo, kad 10 metų vyresnis jos vyras apgaulę išvežė jų 2 vaikus, sūnų ir dukrą į Libaną, ir neleidžia su jais nei pasimatyti, nei pasikalbėti. Anot jos libanietis jai net iškėlė ultimatumą. Su vaikais leis pasimatyti, jei Eva emigruos į Libaną. Kodėl jis pagrobė vaikus ir neleidžia jiems pasimatyti su motina jau 9 mėnesius? Kur jie yra dabar ir kada mama galės su savo vaikais susitikti? Nusprendėme to paklausti paties jų tėvo, 40-mečio Nadžibo, kuris dabar yra Lietuvoje. Su libaniečiu susitikome viename restoranų. Į pokalbį autodetalių verslų užsimantis vyras atsivežė ir kompiuterį, kuriame jų 2 vaikų fotografijos bei Evos ir jo gyvenimo akimirkos. Porą kartų jau kuris laikas negyvena. Eva nuo žiniasklaidos neslepia, kad turi naują draugą. Sūnus ir duktė dabar Libane gyvena pas mano tėvus, bet tai tik laikina. Jie lanko privačią katalikišką mokyklą, mokosi žaisti tenisą, gyvena puikiai, tikino Nadžibas. Kaskart su jais kalbu telefonu ir vadinamoju Skype'u, o po kelių savaičių vėl vyksiu į Libaną. Evai labiau rūpėjo jos išvaizda ir ji pati nei vaikai, tėškė libanietis, paklaustas, ar istorija apie vaikų pagrobimą yra tiesa. Kaip gali būti, kad vyras, kur myli savo vaikų, yra kaltintas pagrobimas? Ką reiškia pagrobimas iš pradžių? Ar jūs žinot, ką reiškia pagrobimas? Ką reiškia pagrobimas? Paimu ir išvežiau. Paimu per prievartą. Taip. Ir išvežiau kažkur. Ne, ir palikau prieš savo norus. Jokių būdų, ne. Pagrobimas galbūt gali būti ir toks, kad be abejonės ne per prievartą, nes jūs vaikams esate tėvas. Tai reiškia, nėra pagrobimas. Čia mes buvom spalio mėnesį, yra įrodymas irgi. Bilietas buvo pirkti Eva, aš jos klausinėjau, spalio mėnesį 2008, ar tu nori važiuoti šviesiam Kalėdo, nes aš esu dar kartą krikščionis, ne musulmonas, kaip visus galvoja. Aš neturiu nieko prieš musulmonį, bet aš esu, kas aš esu. Spalio mėnesį mes susitarėm su ją, kad mes važiuojam, leisim Kalėdo su vaikai tenai. Ir aš ėjau, ir ne pagal jos sutikimas, ir nesakė, eik pirk bilietas. Aš ėjau pirkau 4 bilietas. Porą dienų prieš. Sakė, aš nebevažiuoju. Kodėl? Geras klausimas, nežinau. Kodėl nenorėjo važiuoti? Aš sakau, nesakė, važiuokit, gal ir aš paskui.